Šiame vaizdo įraše parodysiu Jums 5 realius pavyzdžius, kaip aš, mano komanda ir kolegos naudojame dirbtinio intelekto įrankius darbe. Tai šiame videoje Jūs sužinosite, kokie yra pagrindiniai dirbtinio intelekto įrankiai, kurie yra būtini be ChatGPT, kokias realias užduotis jie padeda spręsti, kaip sutaupyti iki 80% laiko bei pastangų, o svarbiausia, kaip šias visas technologijas paversti didesnėmis pajamomis. Žinoma, per vieną vaizdo įrašą tikrai nespėsiu išmokyti Jūsų naudotis visais šiais įrankiais ar detaliai paaiškinti jų integravimą į gyvenimą ar verslą, bet bent jau aiškiai suprasite, kas tai yra ir kuriuose srityse jie gali būti naudingi būtent Jums. Esu paruošusi Jums išsamų gidą su geriausiu dirbtinio intelekto įrankių sąrašu, trumpomis instrukcijomis ir pavyzdžiais. Tai vaizdo įrašo pabaigoje pasakysiu, kaip šį gidą galite gauti. Taigi, pradėkime. Susipažinkime. Esu Akvilė Mažuolė, sertifikuota dirbtinio intelekto lektorė. Nuo 2023 metų mano mokymuose jau dalyvavo daugiau negu 4000 žmonių. O neseniai suskaičiavau ir savo dėstymo patirtį, kuri viršė 614 valandų. Turiu taip pat savo autorinę intensyvę mokymų programą Neurostart, kuri vyksta tik 2 kartus per metus ir yra skirta specialistams, ekspertams, prekiniams ženklams, norintiems išsiskirti, būti matomiems skaitmeninėje rinkodaroje, kurti turinį socialiniuose tinkluose ir padidinti savo pardavimus. Beje, tai yra mano debiutas YouTube kanale, todėl kviečiu palaikyti, prenumeruoti ir komentuoti, tai man yra labai svarbu. Ačiū Jums iš karto. Pirmasis įrankis tai yra Notebook LLM. Pažiūrėkite, kokius stebuklus su šiuo įrankiu galima daryti šiandien. Tarkime, imu kokybišką, žinomo užsienio specialisto mokomąją medžiagą, tarkim anglų kalba. Ir vienu paspaudimu galiu nukopijuoti transkribuotą visą YouTube vaizdo įrašo tekstą ir išsiųsti į Notebook LLM. Per kelias minutės gaunu glaustą santrauką lietuviškai PDF formatu ir dar papildomai galiu išsitraukti minčių žemėlapį, padedantį greitai suprasti visą turinio esmę. Taip mes kartu su mokymų dalyviais strateginę medžiagą paverčiame pardavimų strategijomis, YouTube scenarijais ir dar visaip kitaip. Tai būtent šią visą medžiagą ir informaciją mes galime įdėti į savo asmeninius asistentus, savo projektus, kurie veiks žymiai geriau. Antras įrankis, kuris būtinas Jūsų darbe, yra kalbos modelis. Tai gali būti ChatGPT, tai gali būti Claude'as, Grok'as ir kiti, tikrai nėra labai svarbu, kurį Jūs pasirinksite. Bet svarbiausia yra išmokti tinkamai naudoti šios įrankius. Tai būtent, kai Jūs sukursite dirbtinio intelekto sistemą ir asistentų struktūrą, Jūs galite pasiekti tikrai įspūdingų rezultatų. Pavyzdžiui, sujungus garsios Lietuvos pardavimų strategijos žinias su dirbtiniu intelektu sukūriau efektyvę pardavimų grandinėlę savo mokymams, kuri per kelias savaitės man atnešiau daugiau negu 80 000 eurų. Kuomet 2024 metais pardaviau tik 15 vietų į savo mokymus, o jau 2025 metais vasarį man pavyko parduoti 250 vietų ir visą tai padariau beveik viena, nes mano asistentė tuo metu buvo ligoninėje, tai tiesiog testavau tiek savo dirbtinio intelekto sistemą, automatizacijas, tiek ir savo žmogiškasias galimybės. Tai noriu pasakyti, kad investicija į dirbtinio intelekto žinias Jums atsipirks ilgalaikėje perspektyvoje tikrai su kaupu. Svarbu čia, dirbant su bet kuriuo iš kalbos modeliu, susikurti savo dirbtinio intelekto sistemą. Aš taip mėgstu tai pavadinti. Dėl to, kad tai yra patogi sistema, individualizuota su Jūsų informacija, jisai supranta apie Jūs, apie Jūsų veiklą, verslo auditoriją, tikslinę auditoriją, konkurentus, visą informaciją, tuomet jisai dirba žymiai protingiau, geriau ir efektyviau. Tai jeigu Jūs turėsite protingai apmokytus asistentus, automatizacijas, sutaupysite bent 40% savo laiko ir galėsite lengvai generuoti idėjas, kurti pardavimų strategijas, pardavimų grandinėlės ir pasiekti tikrai puikių rezultatų. Tai Jums reikia pasirinkti vieną iš kalbos modelių, puikiai apmokinti pagal savo sritis ir temas, savo asistentus, sukrauti jam tinkamą medžiagą, taip kaip aš padariau ir su
verslo specialistų, kur transkribavau jo turinį, medžiagą, mokymus, jisai automatiškai mano asistentas veikia žymiai geriau, dėl to, kad jisai turi strateginę medžiagą, tikrus pavyzdžius ir gali, pavyzdžiui, prisitaikyti prie Lietuvos rinkos, Europos rinkos, nes, pavyzdžiui, pats ChatGPT, jisai kartais gali tikrai teikti pavyzdžius labiau skirtus JAV rinkai. Taip pat noriu parodyti jums puikų pavyzdį, tai yra Neurostar dalyvė Rasa Savickė, kuri taip pat pasiekė puikių rezultatų sujungusi savo skaitmeninės rinkodaros žinias ir dirbtinį intelektą. Tai esu susikūrusi projektus. Mūsų JECPO, būtent projektas Smulki žemės technika, yra pradėtas praktiškai nuo nulio ir susikūrus ChatGPT tikrai buvo žymiai lengviau įvesti į rinką. Susikūriau projektus, asistentus, kiekvienai temai turiu po atskirą tą projektą. Tai social media, Google Ads, SEO, YouTube net turiu atskirą asistentą pasidarius, kur keliame video irgi, kad turėčiau visus aprašymus pagal SEO ir visą kitą. Per tokį trumpą laiką iš tikrųjų pasiekėm praktiškai, negaliu sakyti, kad identiškai, bet labai sparčiai vijomės prieš tai buvusios darbovietės rezultatus. Jo, kuri realiai 10 metų gyvuojanti yra. O mes esam su projektu startavę nuo balandžio 1, nes 5 mėnesiai, tai bent jau srautai, trafikas, engagementas, visa kita, kas liečia su vartotojais, e-shop'e, džiaugiuosi rezultatais. Trečias įrankis – Kreja, o tiksliau Flux modelis. Tai būtent šią programą naudoju ilgiau negu metus, ypač fotosesijoms, kurių labai nemėgstu. Dėl to Kreja leidžia kurti įspūdingus reklaminius banerius, maketus be grafikos dizaino žinių. Taip pat ši programa padeda ir gali padėti jums išsiskirti, pritraukti daugiau auditorijos, padaryti jūsų komunikaciją vientisą, sukurti vizualinį identitetą, kad tai atrodytų tikrai kokybiškai, profesionaliai ir įdomiai. Tai, ką anksčiau mes darydavome su Adobe Photoshop'ais, su sudėtingom programom, dabar mes tai galime padaryti per kelias sekundės tiesiog su Kreja programa. Tai kai kurie mano mokymų dalyviai netgi monetizavo šį įrankį ir kūrė vizualinius sprendimus klientams. Ketvirtas įrankis Gamma. Tai vienas iš mano dažniausiai naudojamų įrankių, kuriant patogią mokymosi erdvę. Taip pat aš su juo kuriu karuselės, storius, dokumentus, prezentacijas ir netgi kuriame tinklalapius. Tai būtent Neurostar dalyviai visiškai nemokamai kūrėsi savo paslaugų, renginių puslapius, prijungė mokėjimų sistemas, nusiperka domenus ir sėkmingai naudoja kaip pagrindinius puslapius savo veiklai. Labai rekomenduoju išbandyti dėl to, kad tai beveik nieko nekainuoja, o galite sukurti čia ir dabar per kelias minutės bet kokį puslapį, prezentaciją, dokumentą ir panašiai. Penktas įrankis – Make ir Zapier. Tai yra automatizacijų karaliai. Šie įrankiai leidžia lengvai automatizuoti techninius procesus be sudėtingų žinių. Labai rekomenduoju skirti laiko būtent jų įsisavinimui, nes tie techniniai pasikartojantis darbai dažnai atima per daug laiko iš mūsų kasdienybės. Pavyzdžiui, automatizuotas kontaktų rinkimas ir perkelimas į CRM programas ar automatinis turinio paskelbimas keliose platformose vienu veiksmu yra įmanomas būtent su Make arba Zapier. Nes tarkim, jeigu jūs norite įkelti į Instagram savo video, tuo pat metu programa, tai gali būti arba Make'as arba Zapier, jisai automatiškai paskelbia ir LinkedIn'e, ir TikTok'e, ir YouTube'e, ir visur kitur tą patį įrašą. Tai būtent vienas veiksmas, daugybė sprendimų. Taip pat mes jį naudojame kontaktų rinkimui. Dažnai būna tokia problema, kad ManyChat'e susikaupia kontaktai, susikaupia ir Facebook lyduose, galbūt e-mailuose visi kontaktai. Tai tam, kad jie nugultų tiesiogiai į CRM programas, mes galime labai paprastai tai automatizuoti. Tai yra pats paprasčiausias, sakyčiau, scenarijus, nes galime transportuoti visus kontaktus iš visų platformų tiesiogiai į mūsų programas. Tai gali būti į Kajabi, Omnisendus, į kokias nors kitas CRM programas. Tai yra absoliučiai lengvai atliekamas veiksmas. Būtinai naudokitės. Tai būtent tų automatizacijų yra beprotiškai daug, galima individualiai pritaikyti kiekvienam. Svarbu yra išmastyti, išgalvoti, kokie jūsų darbai yra pasikartojantis ir kokius jūs norite
darbus tiesiog paleisti automatu. Tai buvo 5 įrankiai, kurie sukurs jūsų verslą greitesnį, efektyvesnį, profesionalesnį, o svarbiausia, pelningesnį. O pabaigai, jeigu nori parduoti savo paslaugas arba produktus per socialinius tinklus, pasitelkiant dirbtinį intelektą, generuoti didesnės pajamas, tuomet kviečiu į nemokamą webinarą, kuris vyks rugsėjo 10 ir 18 dieną 18:00. Šiame nemokamame webinare gausi aiškę žingsnis po žingsnio strategiją, kaip per trumpą laiką pritraukti klientų ir generuoti 2, 3 didesnės pajamas per socialinius tinklus. Webinaro metu galėsi laimėti ir vertingus prizus. Pavyzdžiui, ProMaxo įsteigtus mikrofonus, dovanų čekius, o taip pat iš karto užsiregistravęs gausi ir vertingas kitas dovanas, kurios tavęs lauks Telegram kanale. Ir taip pat ten surasi ir išsamų gidą su geriausiu dirbtinio intelekto įrankių sąrašu ir trumpomis naudojimo instrukcijomis bei pavyzdžiais. Nuorodą rasi aprašyme.